pusę gazą. Nelaikyk taip ilgai visų galo. Irgi vairo biškį trūksta. Baisu, man galima pilną atidarinėti. Matai? Apsivertęs. Numesk prieš posūkį turi. Bet kuriuo atveju mono. Jo. Mono toks vairavimo stilius. Tiesiosios pražuoja visą tapkę. Prieš posūkį nežymiai ir kaip jau atleidai. Numeti šiek tiek, susistabilizuoji, tada ne tiek daug. Tada posūkį su gazais, bet Gal padidink biškį vairo? išeinant sklandžiai vėl. Judinai. Staigiau. Neplaukiu stigiau. Ant to borto prilipęs kur svareliai. Jo. Nu, nežinau. Paimti svarelius irgi neišeitis. Nebent į kitą pusę, bet ne irgi neišeiti. Gal propas šiek tiek mažesnį gali, bet iš tikrųjų reikia, kad jis mažesnį vertimą turėtų. Žiūrėkit valčiai. Bent tai stulpą palieku čia. Tiesiog reikia jausti tik momentais, jau balaškas ant tiek, kad reikia mažinti gazus. Jo. Bet tas blaškymas iš tikrųjų ir įtakotas turbūt to, kad Ne, dar ant rego biškį lagas yra, dėl to nu, tas sunkiau jo, nuspėt. tas irgi nepadeda. Biškį reikės vairo padidinti. Neatsikys po šoką taip panašiai, bet Jo, aš taip šipinėjau kažkaip. man toks įspūdis, kad truputėlį galbūt per daug apkrautas ir su mažesniu propu greičiau. Bet reiktų bandyti, turėti pabandyti. O tas prispakliavimas to... Tavo dar Galėtų biškai kažkada. užspaustas galbūt labiau. Galbūt tam. Tai aš dėl to, kad turbūt prispakliavau ten tą, kur buvo. Neturėtų pasipaprasti daug. Bet tu jį prispakliavai po to? Po varžybų? Jo, po Kauno. Ir aš Kaune pas mane sutiklą, bet ryšas buvo skrido. Ne, dabar galbūt ir nėra blogai. Reiktų keli metrai atsiversti pasidėti. Neplauk gal taip ilgai. Pasididink vairą, po to dar galėsi pabandyti.